Nu, pašnekėkime patį baisiausią akvariumą baubą. Dumblį. Kuriuo visi baisiausiai bijo. Kas yra dumblis? Tai yra tokia augalo forma, kuri pirmiausiai sugeba suvartoti visas maistinės medžiagas, visą disbalansą. Aš dabar galiu mandravoti ir esu tikras, kad jeigu neįsineši kladoforas, va čia yra kladofora, siūlinis dumblis, kurį parsineši su marimo bal. Ir jeigu tu jos neparsineši, ji tikrai neatsiranda pati. Atsiranda žalias taškinis, taip toliau. Bet ar reikia bijoti dumblio? Naujokui taip dumblis yra būtinas iš vis. Kodėl? Vat visose tose akvariumuose, kur oi žuvitės žiopčioje, tai bent jau dumblis sugeria nitratus, fosfatus ir taip toliau, kitaip žuvis apsinuodytų. Kodėl? Paimkim rudenį, nueikim prie upės, kai jau krenta šviesa, va dabar, tas moments, kai jau per mažai šviesos ir krenta temperatūra ir augalai pradeda pūti. Kas suvalgo visą tą? Dumblis. Nes dumblis greičiausiai reaguoja. Augalams reikia medžiagų balanso. Fosfato, nitratų, taip toliau. A dumbliui taip ar barabano? Dumblis pasiims tik fosfatus, tik nitratus. O ką daro žalias dumblis? Gamina degonį. Ne burbulėtorius pučia. O dumblis gamina. Jau kai akvariumas yra pilnas rudo dumblio, tai sako, kad per mažai šviesos netgi dumbliui augti fotosintetiniam. Tai čia yra, bet tai yra pats geriausias indikatorius. Kaip žmogui naujokui išmokti susibalansuoti akvariumą? Išmokti šerti tiek mažai, kad augalai augtų, dumblis ne. Jo yra kažkur, bet jis neužgožia. Va taip yra subalansuojamas akvariumas. Tai bijoti dumblę naujokų nereikia, mano visi akvariumai buvo su dumbliu. Aš dabar tik tais galiu mandravoti dėl to, kad aš turiu sterilių augalių ir aš neperšeriu. Pas manęs nieks nedvesia. Pas manęs pilni akvariumai augalų. Bet naujokui tai dumblį turėti tas pats, kas raigių reikalinga. Kodėl? Ir mano visas naršyklės. Aš nekeliu video, nes jūs pamatytumėt, kiek ten buvo dumblio. Krevetininkai pirmiausia augina dumblį, tada leidžia krevetes. Pirmiausia, cyclet vadinasi. Augina dumblį, tada leidžia krevetes. Nežino, kad dumblis išgelbė situaciją ir kol dumblio nėra pirmiausiai, bet kada akvariume gali sukelti nitratai, o krevetėm jautrioms, tai yra mirtis. O kai yra prižėlę augalų ir dumblio, o krevetynuose, kur naršina ir neaugina augalų, nes tu neišrinksi krevečių, tai tik dumblį ant senelio augina. Dėl ko aš niekada nevalau dumblį nuo kraštų. Niekada nevalau. Čia šonis stiklas. Ir aš dabar turiu kalną augalų, kuriuos turiu su nesterilius, su dumbliu. Tikrai. Jo yra va šitokia žalia siūlinė kladoforas. Ir jo neina išnaikinti. Bet naujokui pasiimti arba naršyklėms. Vat, augini didelį kerą, ta prasme, augini žuvis. Pasiimi didelį kerą. Vat aš esu pridėjęs pilną nuo pačios iki viršaus rotalų, koloratų ir taip toliau. Jie tikrai turi siūlinę dumblę. Ir daug. Pakankamai daug. Nes aš daug žuvų šėriau. Stipriai. Be gailesčio. Bet pasiimi tokį kerą, įsisodini kokią nors naršyklę ir viskas. Ir jis tau sugeria. Jeigu nenori turėti, neimk. Bet dumblis nėra blogai, kol mokai subalansuoti. Taip, jeigu nori švaro akvariumą, nori samanikių be dumblio taip toliau, neimk su dumbliu. Neišnaikinsi. Bet naujokui, kuriam žuvitės dvesia ir degonį pulčia burbuliatoriui, tai dumblis yra didesnis draugas negu priešas. Dabar skambin vienas akvariumis ir saka, Kedai, duok man to gruntą iš to akvariumo, man greičiau start pasileis. Aš sakau, žinok, ten yra dumblė. Tu parsineši gruntą, parsineši dumblę. Nu jo, nereikia. Aš sakau, tau iš sterilaus galiu įspausti kempinę ir tu turėsi. Gerai, teisingai.
Bet tai yra patyrusiam žmogui. Aš irgi nebenoriu klodoforos. Zarazas neina išnaikinti. Bet jūs nematėt, kaip mano krevetynai balkone ir šamų naršinimas gyveno vien tik ant klodoforas priaugusios samanos. Samana priaugusi dumblė. Ir dumblis bujojo, nes jis gamina deguonį. Ir tai nieks nemiršta. Tai skeipui tikrai nereiks siūlinė dumblė klodoforos. Nu tikrai nereik. Vargsiu, kam? Apeis samanas. Bet naujokui, kuris dar nežino, kaip žuvitę maitinti, tai dumblis, kaip ir sraigių kiekis, gali parodyti, ar normaliai jam akvariumas, ar nenormaliai. Tai čia dumblis naujokui yra mažiausia problema. Jie pila trąšas, oi neauga man. Augaliukai pilo trąšas. Nes dažnai naujok sako, ar galit man patarti? Vyksta tas, sakau, nematau akvariumą. Ir tu užmetęs akį į nuotrauką arba į video, iš akvariumo, iš dumblė, koks dumblis auga, kokia srovė, pagal tai iškart matai, kas yra akvariumai. Per daug grūdo ir barzdos. Melsvadumblė ir taip toliau. Tu žinai, kad ten yra per daug šviesos per mažai. Daug žalia. Ok, tu žinai, kad šviesos per daug žmogus prisidėjo. Ir tai labai padeda suprasti, kas vyks akvariume.